Šiuo metu Europoje gyvena daugiau kaip 500 milijonų žmonių. Kaip galėtumėm jiems užtikrinti stabiliai teikiamą sveiką, saugų ir nebrangų maistą dabar ir ateityje? Atsakymas – tai gali padaryti mūsų ūkininkai, vaidinantys esminį vaidmenį mūsų ekonomikoje ir visuomenėje. ES yra daugiau kaip 12 milijonų visą dieną dirbančių ūkininkų, o 46 milijonai žmonių yra susijęs su ūkininkavimu ir žemės ūkio produktų sektoriais. Tačiau ūkininkavimo verslas visiškai priklauso nuo ekonominių ir oro sąlygų, kurių ūkininkai negali kontroliuoti. Todėl Europa juos remia vykdydama bendrą žemės ūkio politiką, kitaip dar vadinama BŽUP. Taip sukuriamas saugos tinklas, apsaugantis daugelį įvairių Europos ūkininkų ir ūkininkavimo praktiką, kad jie galėtų pagaminti pakankamai maisto. Ilgainiui ši politika pasikeitė, po pastarosios BŽUP reformos ji tapo ekologiškesnė, sąžiningesnė ir veiksmingesnė. Jie užtikrinamos ūkininkų pajamos, kad jie galėtų ir toliau gaminti maistą visoje ES. Taip pat padedama jiems kurti naudą visuomeniai. Įgyvendinant šią politiką ūkininkams taip pat siūlomi nauji ištekliai, padedantys sustiprinti jų padėtį maisto produktų tiekimo grandinėje. Europa visame pasaulyje garsėja savo maisto ir kulinarinių tradicijų kokybę ir įvairovę. Pasitelkdami BŽUP, Europos ūkininkai gali užtikrinti gausią kokybiškų Europos maisto produktų įvairovę šiandien, rytoj ir ateities kartoms. Europos bendra žemės ūkio politika. Rūpinkimės savo šaknimis.